Labas vakaras, turbūt ne per vėlai skambinu, čia radau skelbimą tokį mažą. Dėl gaidžiukų? Taip, Petrai, patylė, blemba, baigs tą žmoną bartis, atsiprašau, biški, čia mano bolis. Nu, tai va, skambinu dėl tų gaidžiukų, norėjau paklausti, ar dar turite tos gaideliukus? Turim, tik šiandien įdėjau skelbimą. Ai, tik šiandien, aš žinokit nepastebėjau, aš internetu Tai nieko tokio. nelabai moku. Gaila pjaut pasižiūrėjau, su peiliu. Gražus ir, sakau, gerai dėsi skelbimą, gal kam reikės. Ai, tai jūs norėjot grinai farširuoti jos Nu, tai padėti. ant kebabo, ar kaip ten, nes... Taip, ant kebabo. Ai, nu kaip visi. Dabar žiūrėkit, norėjau paklausti, aš tai tos gaidžiukus perku komerciniam tikslam, aš norėčiau juos realizuoti Europos rinkoje. Yra, žinot, Indijoje vyksta gaidžių kovas, žiaurūs pinigai vaikšto, tai galvoju, norėjau paklausti, ar jie gerai kapojasi, ar jūs matėt gaidžių muštynę? Ne, pas mane taip nesikapoja ir aš tokiem dalykam visai nenorėčiau. Ne, nu suprantat, aš vieną gaidį pasilikčiau šiaip, karočią pasidaryčiau iškamšą iš jo. Jiegi mažučiai yra, Ai, dar neužauginti, o kuom jie minta, obuoliais, ar kuom juos reikia šerti, nes žinokit, Taigi, kaip ir viską šeriai, grūdai, Ai, daržovės. tiksliai, močiutė kažkada turėjo gaidžių, vištų, kiaulių, visko. A, tai supratau. O norėjau paklausti, aš neturiu ten tų tvartų, visokių gardų, norėjau paklausti, o kambarį galima jos kažkaip išlaikyti, užauginti kambario sąlygom, ten prie šviesos. Kambarį? Taip, aš turiu vieną kambarį nenaudojamą, ten nėra baldų, nieko, tai aš... Taigi smirda. Tai ką, aš pas mane ten tam kambarį langas išmuštas yra, tai aš ten visą laiką jį palikčiau ir jisai būtų. Aš nežinau. Žinokit, žiemą, tai jeigu šalta ir nekūrenama, jiems, žinokit, nelabai gerai, jie nušala toje. Ne, supraskit, pas mane radiatoriai visuose kambariuose veikia, aš normaliai tai šildymas yra, tik kad langas ten tas kiauras biškį praleidžia šaltį. Tai nežinau, ten tam kambarį kiekvieną žiemą, pavyzdžiui, praeitais metais buvo minus ten 49 laipsniai šalčio. Tai žodžiu, normaliai kambarį buvo apie 19, kiek ten tam kambarį, tai nežinau, jie normaliai ten būtų, ar jiem nebūtų per šalta 19 laipsnių temperatūrai. Šilumos tiek? Taip. Iš šilumoj, tai nežinau. O tai dar norėjau paklausti, o tai kaip man pavyzdžiui, nes tas kambarys yra tuščias, ką reikėtų paberti ant šieno, cemento ar kokių skaldytų plytų? Jūs čia kaip kažkoks nuo to nusileidęs apie klausinėjas, Ne, nesupraskit, tiesiog aš noriu apsidraust, kad nenugaištų tas gaidys, nes man tie gyvuliukai irgi yra labai svarbus, tai aš nežinau tų pagrindinių aktualių. Aš buvau kažkada iš Afrikos parsivežęs beždžionę, tai greit iššoko per kambarį ir pabėgo, tai neturėjau kaip, o maitinau ją, tai nežinau, kom aš maitinau, čipsais ar kažko. Gerai, jūs čia grybaukit toliau, aš dabar... Ne, ponė, prašau, nepadėkit ragelį, einu prie esmės, tai... Paskambykit rytoj, viso geriausio. Viso geriausio. Nu,